Esu pati užaugus Akmenėj, dabar jau grįžom su vyru čia į Akmenę po studijų ir auginti vaikus, šeimą kurti ir tiesiog pamatėm, kad rajone nėra daug vaikam neformalaus švietimo, užimtumo papildomo. Tai va taip ir kilo idėja, kad atvežti čionais į regioną įvairiausių užsiėmimų, nuo pačių mažiausiai iki jau moksleivių vidurinė klasių. Įmonė vaikų vizijai dabar jau yra 3,5 metų. Tai iš pradžių pradėjom po truputį su savo indėliu ir panašiai. Ir vėliau tiesiog pasiekė žinia, kad yra galimybė plėsti veiklą, kurti tą verslą, socialinį verslą, nepelno siekiančiam organizacijom ir tuomet kreipėmės vietos veiklos grupę. Tikrai labai geranoriškai Akmenės darbuotojas pažiūrėjo į visą tai ir padėjo ir konsultavo ir visą į to projekto gyvenimo laikotarpiu. Sulaukėm didelės pagalbos ir dabar labai maloniai bendradarbiaujam. Jaunimo užimtumo centre vaikams vykdomas neformalus pagrindės švietimas, tai vaikai čia turi įvairiausių užsiėmimų, priimam vaikus jau nuo 2 metukų, kurie turi ir STEAM užsiėmimus, ir ankstyvąją robotiką, būna ir kartu su tėveliais užsiėmimų mažiesiems. Vėliau jau, kada vaikai auga, moksleiviai 1–4 klasių, tuomet turi jau robotiką, kuomet stato, konstruoja robotus, programuoja. Vasarą pas mus čia vyksta gyvenimas ir turim stovyklas, kada susirenka ir viso rajono vaikai, ir aplinkinių rajonų svečių sulaukiam vaikų, arba pas senelius atvykusių atostogauti. Tai čia šurmulys, didžiulės grupės ir daug vaikų leidžia laisvalaikį vasarą.